Sveika, Smirte. Ką čia pieši? Solveiga, o gal tu pameni, kai istorijos mokytojas pasakojo apie žymius 20 amžiaus panevėžiečius? Tai štai yra čia rabinas Johanas Kahemanas. Rabina? O kas tas rabinas? Gal koks žydų dvasininkas? Na taip, panašiai. Rabinas yra religinės žydų bendruomenės dvasininkas bei vadovas. O ar tu šiandien laisva? Ai, net nežinau, o kodėl klausi? Aš norėčiau sužinoti daugiau apie šį rabiną. Tad istorijos mokytojas pasiūlė nueiti į muziejų bei prie ješivos ir pasidomėti apie jį. O kas ta ješiva? Na, Solveiga, ar tu žinai, kur Panevėžyje kepa šakočius? Ai, nu tai žinoma. Žinai, tai ten nuo 1919 metų iki 1940 metų buvo gabesnių mokinių aukštesnioji mokykla. Na, beveik kaip mūsų aukštesnioji mokykla. Nu tai gerai, susitikim prie mokyklos 3. Puiku. Labadiena. O jūs čia dirbate? Taip, čia dirbam. Mes girdėjome, kad šiame pastate gyveno rabinas Kahemanas. Gal jūs galėtumėte apie tai plačiau papasakoti? Rabinas Kahemanas Panevėžyje nors turėjo nuosavus namus, bet gyveno įvairiuose nuomojamose patalpose. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje jis gyveno pastate, žinoma, panevėžiečio notaro Moigio pastate Vasario 16 gatvėje 23 ir čionai jis išgyveno kelis metus. Vėliau, jau 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje jis gyveno kitu adresu Šachnelio Mero gatvėje. O gal galėtumėte papasakoti, kokiomis savybėmis pasižymėjo ši asmenybė? Na, rabinas Kahemanas tai buvo, galima sakyti, vienas iš žymiausių Panevėžiečių Respublikos laikais ir būtent jis pagarsėjo tuo, kad 1919 metais Panevėžyje atkūrė ješivą, kuri buvo viena garsiausių Lietuvoje ir taip pat, aišku, jis suvaidino didelį vaidmenį Panevėžio miesto kultūrinėme ir bendrai visame religinėme gyvenime. Ačiū Jums už informaciją. Geros dienos. Gerai. Labadiena, mes atvykome iš Saulėtekio progimnazijos ir norėtumėme jums užduoti keletą klausimų. Taigi, ar žydų bendruomenė turi savo kokį istorinį archyvą susijusiu su Kahanemanu? Taip, mes turim didelį archyvą. Maža to, 2001 metais į Panevėžį buvo atvažiavęs Kahanemano anūkas Eliezer Kahanemanas. Jis šiandien yra ješivos, Panevėžio ješivos Bnein Brakė, netoli Tel Avivo, vyriausias rabinas, direktorius ir savininkas. Jeigu pradėti nuo pradžios, tai Kahanemanas į Panevėžį atvažiavo 1919 metų ir buvo išrinktas vyriausias rabinais. Jis Panevėžį kartu su kitais rabinais
įkūrė Panevėžio ješivą. Čia yra Savanorių 11 pastatas, kur Eglė parduotuvė dabar. To ješivai buvo apie 500 vaikų, jaunimų, o čia jūs matot nuotrauką, pirmą nuotrauką. Vidui viršui čia yra pats Kahanemanas, matot? Matome. Ir čia yra rabinai, kurie buvo kaip dėstytojai. Buvo aišku pagal specialybės, ten buvo mokėsi vaikai, gaudavo religinį išsilavinimą, medicininį išsilavinimą ir juridinį išsilavinimą. Žinot, kad 1940 metais atėjęs Sovietų valdžia buvo uždaryti visi žydų mokyklos, gimnazijos ir aišku ir ješiva buvo uždaryta. Kahanemanas tada išvažiavo su savo vyriausiu sūnu į Ameriką, į Jungtinę Ameriką ir ten rinkdavo pinigus ir po to Izraelyje jis atidarė Panevėžio ješivą. Ką dabar svarbu pasakyti, kad iki šiandien šita ješiva veikia ir yra pagrindinė ješiva pasaulyje. Ir vardą jo Panevėžio ješiva. Ir 2013 metų ant buvusios šitos žydų mergaičių gimnazija, kuri taip pat įkūrė Josifas Kahanemanas, vyriausias Panevėžio rabinas, 1922 metais žydų mergaičių religinė gimnazija Jauna. Tai vat mes 2013 metais išleidom tokią knygą kaip brošiūrą, kur parašyta viską apie jo istoriją, apie Kahanemano istoriją, apie jo veiklą čia Panevėžyje. Jis buvo labai didelis mecenatas, jis buvo įdomus žmogus ir Talmudo žinovas. Maža to, jis labai daug dėmesio kreipė jaunimui, kad auklėtinimus, kad jaunimai galėtų rašyti, skaityti. Nu, čia pas žydus yra tokia tradicija, kada vaikas gimė, pirmą, ką jam reikia duoti išsilavinimą. Trumpa čia tokia maža istorija. Kokie klausimai? Ačiū, manau, jūs viską paaiškinote labai aiškiai ir tiksliai. Tai vat, aš noriu jums padovanoti šį knygelę jūsų gimnaziją, kad jūs turėsite daugiau tos informacijos ir bendrausim. Matai, Solveiga, šiuo metu mes čia perkame bandeles, sausainius, tortus, o 1919 metais čia buvo žydų ješivotas dvasininkų seminarija. Matai, kaip viskas pasikeitė? Na, kadangi jūs mums papasakojat labai įdomios informacijos apie Kahananą, tad mes manome, kad mūsų nupieštas piešinys labiausiai tiktų čia, nes čia yra tiek daug informacijos, mažas muziejus, tad šis piešinys jį tik papuoš. Ačiū jums labai. Ačiū labai, ačiū. Ačiū didelis jums už dovaną.